Ar esi susimąsčiusi, kodėl slenka plaukai? Kokios tos priežastys? Šiandien dalinuosi 9 priežastim, kodėl slenka plaukai. Tad pirmoji priežastis yra ta, kad mūsų organizme trūksta geležies, D vitamino, B12 vitamino ir įtakos turi plaukų slinkimui, jeigu mes drastiškai laikomės dietos ir sumažėja per greitai mūsų svoris. Kita priežastis tai yra stresas, nerimas, miego trūkumas. Trečioji priežastis tai dažniausiai pajaučia plaukų slinkimą po gimdymo. Kažkur dažniausiai kiekviena aišku mama yra skirtinga, bet dažniausiai pajaučia tarp 1-6 mėnesio. Ir jeigu tiesiog nekreipiam dėmesio, neieškom sprendimo būdo, tad tas slinkimas gali trukti net 18 mėnesių. Tad jeigu savo organizmą pamaitintumėm vitaminais, mikroelementais, šią problemą išspręstumėm žymiai greičiau. Kita priežastis tai yra hormoniniai sutrikimai. Taip pat prisideda ir nėštumas, skydliaukės problemos ir kitos hormoninės ligos. 5 priežastis tai yra vaistų vartojimas. Yra tam tikrų vaistų, kurie iššaukia stipresnį plaukų slinkimą, tai pavyzdžiui, kaip antidepresantai, tam tikros hormoninės priemonės, tai kaip kontraceptikai, ne? Ir yra vaistų, kurie naudojami spaudimo mažinti, taip pat gali iššaukti mūsų plaukų slinkimą gausesnį. Kita priežastis tai yra įvairios ūminės infekcinės ligos. Na, pavyzdžiui, paimkime COVID. Dažniausiai po COVID persirgimo masiškai pradeda kristi plaukai, slinkti plaukai. Ne? Tai gali tęsis net 6-9 mėnesius. Kita priežastis tai yra, kai mes labai ilgą laiką be galvos apdangalo esame saulėje. Tad saulės spinduliai silpnina mūsų plauko folikulą ir to pasekoje pradeda stipriai slinkti plaukai. Tad, mielieji, einant į saulę, užsidėkim galvos apdangalus. Šiais laikais labai gražių yra tiek kepurių, tiek skarelių, tad apsaugokim ir mylėkit savo plaukus. Ir kita priežastis tai yra amžius. Pasirodo, kuo mes senstame, tuo mūsų plaukas silpnėja. Dėl to galim daug greičiau pradėti stipresnis plaukų slinkimas. Ir paskutinė priežastis tai yra, kad netinkamai mes prižiūrim savo plaukus. Ką mes darome netinkamai? Išsiplaunam galvą ir einam su džiovintuvu išdžiovinti. Norime lygių, gražių plaukų, tad mes ir dažniausiai tiesinam su tiesintuvu, ne? Šviesiaplaukės labai mėgsta šviesinti savo plaukus ir dažyti juos, ne? Kad būtų kuo šviesesnė spalva. Kita priežastis tai netinkamos priežiūros, tai kai mes stipriai surišam savo plaukus. Ir kartą aš irgi buvau susirišus plaukus, bet taip net skaudėjo tiesiog tą galvą, tą plauką, tai supratau, kad to nenoriu tęsti. Pasirodo, tai yra labai negerai plaukui. Ir paskutinė priežastis tai yra netinkama parinkama plaukų kosmetika. Jeigu tau buvo vertinga informacija, kviečiu pasidalinti su draugais ir komentare pakomentuoti, ar tau slenka plaukai.